Mutė turbūt labai pailsai, atsigulk, pailsėk trupučiuką, o aš už tave užėsiu. Ragana paklausė, atsigulė ir tuojau užmigo. O vilkas apibėgo kelis sykius apie medį, tas vėl pasidarė toks storas, kaip buvo. Po to nubėgo savo į girią. Pabudus ragana pamatė, kad ją apgavo ir vėl pati graužti pradėjo. Jei begraužiant atbėgo zuikis. Ką tu, Kūmute, darai, paklausė jis, kaip ir vilkas. Ragana pasipasako jam savo nelaimę, bet kai zuikis sakėsi pagraužėsis už ją, kad ji numigtų, ragana iš sykio nesutiko. Ne, sako, neapgausi. Ana vilkas taipgi žadėjo pagraužėti ir tik apgavo, nei grauži, nei ką. Tai koks nevidonas tas vilkas, neva gailėdamasis atsakė zuikis. Aš, Kūmute, niekad niekam pikto nelinkiu. Gali drąsiai